kažkokią datą apsispręsti, kada čia, tarkim, prieš tą visuotinį, ar galim net iki čempionato, tarkim, ten susirinkti ir užbalsuoti. O jeigu kartais ir nepavyktų kažko tais ten, tarkim, tokio paruošti, nu, tai tada liksim prie senos sistemos ir viskas. Bet man atrodo, jeigu pavyksta susikontaktuoti mums, kaip pavyzdys, tarkim, elektroniniam paštais ir nuspręsti datą, kada čia visiems tinkanti, kada čia galima susitikti ir bus viskas padaryta, tai aš tik už tai. Jo, čia be abejo, kad tada elektroniniu paštu jau bandysim kalbėti, tai tik tai sakau, reikia bandyti sutarti laiką. Aišku, nebūtina čia tą laiką sutarti, mes bet kuriuo atveju dabar jau kitą dieną tada su elektroniniu paštu susirašysim jau dėl naujos tos pačios temos, bet jau dėl antro turo. Ir tada susirašysim turbūt dėl tų techninių dalykų. Tuo labiau Raimondas yra, tai jisai turbūt su Karoliu jau ir perduos Karoliui tą, kaip sakant, ką mes siūlome. Ta prasme, kad laukiame Karolio tada patobulinto varianto. Taip, Raimondai, keli ranką. Nori iš karto reaguoti, tik mes dabar tavęs negirdim. O dabar gerai, ne? Girdim. Jo, aš supratau, viskas gerai šitas dalykas, bet yra esmė, kaip yra dabar šito tempo elgtis. Iki kada, pavyzdžiui, skaičiuo dabar reikia? Kada atramos taškas? Kiek dabar? Prieš mėnesį nepasakysi. Ne, tai šiuo metu mes turim dabartinę tvarką, tai nuo jos tada reikia ir atsiremti. Nu, 4 mėnesių, gerai. Reikia atsiremti nuo jos ir paskui jau jūsų pasiūlymas variantas ir bus matyt. Čia beje, mes apie tą nekalbėjom datą, ar ne? Tai kadangi čia užsiminė, tas čempionatas techniškai yra lapkričio 6-9 dieną, man atrodo. Tai dabar 4 mėnesiai yra tipo Liepos 6, ar ne, arba 5. PDG reitingų update'as turbūt bus tipo Liepos 9 kokią. Prieš tai PDG reitingų update'as bus kažkada birželio, neatsimenu, 11-12 kažkas ten, tokia kažkokia. Liepos 9 tai tinka turbūt? Kaip? Liepos 9 tai tinka turbūt? Nesupratau. Liepos 9 tinka. Čia yra galbūt klausimas, kadangi čia yra tokia, ypatinga ta kelionė tolima Australija, ar ne? Tai čia yra klausimas turbūt svarbiausias susijęs su lėktuvų bilietų kainom. Tiesiog, ar ten, tarkim, Liepos viduryje bilietų kainų, bilietų pirkimas nėra per vėlyvas. Tai čia tasai pagrindinis turbūt klausimas. Kitas gal klausimas, nežinau, tenai nakvinių bookingai ar dar kažkas, bet gal jie galimi ir be pavardžių, žinai, tai nežinau. Tai tiesiog turbūt tai yra arba birželio update'as, arba Liepos update'as. Techniškai Liepos update'as jau yra truputį mažiau negu 4 mėnesiai iki čempo. Bet sakau, čia aš nežinau atsakymo apie lėktuvų bilietų kainas. Tai jeigu kas nors gali pasakyti, kad Liepos vidury pirkti bilietus yra taip pat pigu kaip birželio vidury, tai tada, kuo vėliau, to geriau. Kuo tankiau domiesi, žiūrėsi, kiek kainos kainuoja, tuo tai daugiau brangsta. Tai iš tikrųjų netgi dabar tie žiemos čempionatai dar čia jokios prasmės beveik dar neturėtų, nes jeigu mes paskutinius 10 ratų, tai ten bus gegužės birželio mėnesio, pats tas kaip žaist, sakykim. Taip. Taip, bet kuriuo atveju vis tiek norėtųsi tą tvarką jau turėti, jau kažkokią, bent jau, kad būtų aiškumas. Manau, kad tikrai, kaip pradėjau, žinai, ir apie tą patį čempionatą, ir apie jo finansavimo galimybės, ir apie rinktinės atrankos sistemą, būtų labai gražu, kad visi žinotų iki žiemos čempo, tai reiškia iki pirmo rimto turnyro šiais metais, ta prasme. Taip, tada ir reglamentą turėtume turėti. Taip, viską. Kad visi viską žinotų ir paskui niekas nebesikaitalios. Aš kol kas siūlau terminą iki vasario 15, tai yra iki mūsų visuotinio susirinkimo, bet turbūt tiesiog susirašom elektroniniais paštais, kaip jeigu matysim, kad sekasi, tai prieš susirinkimą padarysim, jeigu matysim, kad dar reikia laiko, tai tada po visuotinio susirinkimo pasikalbėsim. Ir gal kvietimas būtų turbūt irgi paruošti tą tvarką, išsame, kad nesibaigtų ten jos aptarimas, kad, žinokit, bet čia ne iki galo aišku. Ir galbūt, žinai, jeigu kažkokie kyla klaustukai ar kažkas, tai, irgi diskutuoti mailu, keltos klausimus, žinai, o ne baigti vėl, žinai, kad turim ne iki galo aiškę sistemą ir negalim už ją balsuoti. Tai,
turėtumėm, tarkim, 2 aiškius variantus, nežinau, gal 3, gal kažkas dar vieną pasiūlys, ta prasme. Bet jo išsamius, ta prasme, kad ten būtų apie viską pagalvota, žinai, ir kada, ir kokie reikalavimai, nu ir taip toliau, apie viską, ką mes šiandien kalbėjom. Ok, tai žodžiu, valdybai susirašom, darbo grupės nedarom, nes tiesiog Karolis jau turi tvarką, jis tik ją patobulins su Raimondu, o mes, jeigu tarp valdybos narių bus dar pasiūlymas 3, tai irgi tikiuosi, kad susirašysim. Tai ačiū kolegos, dėkui už